O kovingumą pademonstravęs Žalgiris pratęsė sezoną Eurolygoje. Serijai persikėlus į Kauną, mirk arba gyvenk rungtynėse žalgiriečiai išsikapstė iš 19 taškų deficito ir palaužė Stambulo Fenerbahčę. Pats Šaras spaudos konferencijoje nesismulkino ir treniruojamus krepšininkus vadino kaimo komanda. Eurolygos atkrintamųjų serija tarp Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė sugrįžo į Kauną. Čia ir vėl, kaip visada, daug žaliai baltų sirgalių. Sugužė pilna arena. Šį kartą visi bilietai išparduodami net 40 kartą iš eilės. Susirinko krepšinio aistruolių nuotaikos akivaizdu geros, o ko jau ko, bet tikėjimo panašu iš lietuvių neatimsi. Aišku, laimės, reikia tikėti. Kokį rezultatą? Kokiais 4 taškais? Reikia tikėtis. Tikiuosi labai. Pati komanda supranta rungtynių svarbą, o įspūdingas šou kuriamas dar prieš rungtynes. Visi kartu mes esame Kauno! Patvirtinti tai tiesa ar ne sunku, bet jeigu reiktų spėti, Žalgirio arena taip garsiai dar neskambėjo. Visi 15 000 žmonių palaiko Kauno miesto komandą. Čia ir specialiai šiam vakarui sukurtas įspūdingas plakatas, kuriame vaizduojami Masiulis ir Jasikevičius, o Feneriui siunčiama žinutė aiški. Europoje krepšinį diktuoja kauniečiai. Tiesa, dalis iš tokio plakatų turbūt galėjo pasijuokti, kai Žalgirio atsilikimas siekė 19 taškų. Bet vienas vyrukas tarsi viską nuspėjo ir žinojo, kaip vakaras klostysis. Manau, kad užsikurs komanda ir į priekį važiuos. Perima kamuolį Silveinas Francisko, Žalgiris greitoje atakoje. O štai ir epizodas, užkūręs visą komandą, kuri ketvirtame kėlinyje kabindamasi nagais ir nuvažiuoja į priekį. Žalgiris laimi rungtynes 81-78, išlygina atkrintamųjų serijos rezultatą ir dar kartą, bent vienerias rungtynes, tikrai žais. O čia žmogus, kuriam statula Laisvės alėjoje tikrai priklausytų, jei Žalgiris apskritai patektų į finalo ketvertą. Ąžuolas Tubelis dar sezono pradžioje Žalgirio sirgalių tarsi nekęstas žmogus, tampa pačiu mylimiausiu krepšininku. Lietuvis pelno 26 taškus ir surenka 31 naudingumo balą, tai pagerindamas asmeninį rekordą. Visi surimtėja, jokių ekstra hihihaha ir nežinau, atėjom šiandien sudirbam, reikia sudirbti ir penktadienį. Čia ir komandinė pergalė, mes turim komandą žaisti, o ne individualų žaidėjai. Aišku, jisai tikrai padarė didžiulį darbą puolime ir gynyboje, bet kaip visą laiką sakom, jeigu norim laimėti kažką, tai mes turim žaisti kaip komanda, ką mes ir darėm daugumą rungtynių viso sezono metu. Taip kad išlikti kartu, tikėti ir nepradėti pirštais rodyti vienas į kitą, tai čia yra svarbiausia. Tai Ąžuolas ir toks žmogus yra, jis tikrai kausis dėl komandos ir darys viską, ką dėl komandos reikia. Tubelis tikrai nėra išreikštas metikas, bet iš 4 mestų tolimų metimų realizuoja net 3. Tuo aiškiai nepatenkintas ir Šaras, savo komandą išvadinęs kaimiečiais. Atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ne? Mes tikrai... Aš nenoriu tiek jam duoti mesti. Žalgirio kone ryškiausias pranašumas leidė sugrįžti į rungtynes buvo atkovoti kamuoliai ir mesti baudų metimai. Ką tu 8 mėnesius bareis su viena mašina ir paskui kažką darysi, taip nebūna niekada. Sakau, jeigu tu pasižiūri skaičius, čia viskas aišku, kodėl pralošta. Namų sienas Nemuno saloje Žalgiris ir vėl apginti bandys jau rytoj. Galbūt plakatas ir galiai bus paruošę jau kitą, bet kalbant apie šį, Masiulio teigimu padirbėta neblogai. Tikrai nustebino, tikrai nesijaučiu, kad čia kažką tai dar čia Europoje darau, tikrai Šaras yra viską padaręs, taip kad aš šalia tokio tikrai jautrus, nustebino ir ačiū už tą, tikrai gražus, labai panašus buvo, man atrodo, į save, taip kad. Pigiausių bilietų kaina į artėjančias rungtynes siekia 38 eurus, o brangiausių net 450. Jei Žalgiriui laimėti pavyktų, serija paskutinėms rungtynėms sugrįžtų į Stambulą. Lieka Eurolygoje